Taigi labą dieną visiems, susirinkusiems į tradicinę Klovai Skrybėlėtojų Oninių šeimų šventę. Nuoširdžiausiai sveikinu visą Klovainių seniūniją, nes manau, prie šventės organizavimo tai kiekvienas Klovainių gyventojas prisideda. Man labai džiugu, kad ir bendruomenė yra aktyvus narys organizuojant šitą šventę, todėl kad galvoja kiekvienais metais vis naujas idėjas, vis naujas atrakcijas. Ir ką aš norėčiau palinkėti klovainiečiams. Prabėgs dar daugelis metų. Jūsų vaikai, jūsų anūkai, žiūrėdami archyve sukauptą istoriją, sakys, kaip puikiai, kaip smagiai šventė ir gyveno mūsų seneliai ir tėvai. Mėlėjai, su jūsų švente gero oro, gero vakaro ir geros šventės. Šiais Klovainių bendruomenė dažnai parodau kaip pavyzdį, kuri taip vieningai, gražiai moka organizuoti ne tik tai Oninės, bet ir kitas šventės. Ir, Oninės iš ties yra ne tik varžybos, ne tik atlaidai, ne tik Klovainių maistas, bet ir susitikimai. Susitikimai klovainiečių, buvusių, esamų, giminų. Tad linkiu visiems šią gražią šventę, šilto bendravimo, gerų emocijų ir svarbiausia, gero oro.
besikeičiantį mostą, į pritilusį paukštį, į augalo rimtį, į viską, ką galima skinti ir rinkti. Labas vakaras, mėly svečiai ir klovainiečiai. Netrukus jums koncertuos Liveta ir Petras Kazlauskai. Šoks Salidos linijinių šokių studija. Kultūros namų mažoje salėje galite apžiūrėti nuotraukų parodą. Vaikai ir jaunimas ieškojo istorijos, buities objektų, juos įamžino. Nuoširdų ačiū norime tartis mūsų rėmėjams. Kviečiame mūsų gerbiamą seniūną Dainių Poškų. Labas vakaras, brangus klovainiečiai, svečiai. Noriu pasidžiaugti, kad šiandien išpuolė geras oras. Taip pat padėkoti bendruomeniai už šį gražų renginį, padėkoti savo seniūnijos darbuotojams, kurie labai daug prisidėjo prie jo. Ir palinkėti jums geros nuotaikos. Atvyko didesnių švenčių organizatorius, didesnę patirtį turintis Pakruojo miesto seniūnas. Labą dieną, mėly klovainiečiai. Labai smagu atvykti pas jūs į kaimelį, į miestelį, ne kaimelį, atsiprašau. Jūsų seniūniją ir einant, kiekvieną kartą važiuojant vis gražėjant ir gražėjant. Čia nuo pakruojiečių norėčiau perduoti jums linkėjimus, palinkėti gražios šventės, kad sunkiai dirbant reikia ir gerai pašvęsti, taigi jums linkiu smagiai pabūti, pabendrauti gražiai, o palinkėti norėčiau, kad jūsų sodybose visada žydėtų gėlės, kad jūsų laukuose būtų dideli gražūs derliai, kad jūsų sodybos lankytų gandrai, kad jūsų miestelis klestėtų ir klestėtų. Taigi, gražios šventės. Jau garsų savo gražiomis sodybomis, atvažiuojantys sako, kad jie išskirtiniai savo grožiu. Taip yra todėl, kad čia gyvena darbštūs ir kūrybingi žmonės. Grožį sukurti ne taip paprasta. Kaip ir kiekvienais metais kompetentinga komisija sudaryta iš bendruomenės tarybos narių lankė klovainiečių sodybas, stebėjosi šeimininkų išradingumu, tvarkingumu ir išrinko 26 gražiausiai tvarkomas erdves. Turime pasakyti, kad komisijai buvo labai sunku apsispręsti. Gražių sodybų miestelėje turime daugiau kaip 50. Tad dėkojame visiems, kurie esate neabejingi grožiui, kurie negailite pastangų kurti gražesnę aplinką ir puošti klovainius. Kol čia namai, laksto tėvai, laksto maži vaikai. Keps pyragus, balius griebus, šventė palies visus. Brick by brick and piece by piece, and love in both your hands. Tried to make an honest man from when I woke until I went to sleep. Smėjo laiko įsiko, liūdė jūro žaislai. Daiktyje sužaidė, lyg pakratys vaikai. Dar kartą, kad vingiai mane, juk mylėjau tave. Jei meilės laivas kitam krante, tai nešartuvės lyg pas tave. Kai bus meilės sugrįžti, abejonių neliks, laivai svajonių dangus skraidys. Jei meilės laivas kitam krante, tai nešartuvės lyg pas tave. It was nice to be
Ateina, apgaubia laukus sutema, tada pas tave, Olga, ateisim vėlai vakare. Kai vežas į langą rytus, lyg prašytų vidų įsileisti, nesibels, čia tik svečias esu, greit išeisiu ir nebepareisiu. Nematysi tavęs gal daugiau, tavo lūpų daugiau nebučiuosiu, ir tik tai atminti man išliks, ištarti tylus du švelnus žodžiai, o kaip karštai tave aš bučiavau, o kaip svaigau nuo aromato tavo, ir nors aš nieko neprašiau, tu man mainais davėjai jaunystę savo, taip karštai tave aš bučiavau, o kai svaigau nuo aromato tavo, ir nors aš nieko neprašiau, tu man mainais davėjai jaunystę savo, kurią man dovanoji, jos senais pagimdau ir nuvydau. Prisimink tokį vienatinį sielą, kad prie ežero neišrėlė, mažai mane. Šventa ona saugo nuo skurdo ir nevaisingumo, globoja besilaukiančias moteris, gimdyves, senelius, bevaikės poras, motinas, namų šeimininkės, krikščionių šeimas, bei našles, taip pat skurstančiuosius, mezgėjas ir nerėjas, siuvėjas, audėjas ir visus, kurie audžia, parduoda audinius ir siuva, taip pat ir nerėjas ir pirštinių gamintojus. Jis saugo arklininkus, stalius bei visus, kurie dirba su mediena, įskaitant dailides, visi šiuo gražiu vardu šaukiamus atsiliepia 20 moterų. Ir dar 14 gyvena Laipuškiuose, Gačioniuose, ir jos visos geros dukros, geros mamos, geros močiutės. Tad drąsiai kviečiame visas onutes čia esančias arčiau mūsų. Mielos onutės, žydėkite, kaip visos gėlės žydi, ir būkit jaunas širdimi, tegul visuomet šypsosi jums saulė. Vardadienio proga norim padovanoti laimę saują ir viso, kuo tik galim palinkėti, su ugnele širdį toliau gyventi, sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės. Laimingos būkit mylimos, laukiamos ir mylinčios, tvirtos, energingos ir besišypsančios.